Šiandien apmąstykime meilę artimui, vieną iš esminių krikščioniško gyvenimo aspektų. Mato 22:39 Jėzus sako, antrasis panašus į jį įsakymas yra mylėk savo artimą kaip save patį. Ši įsakymo dalis yra neatsiejama nuo pirmosios – mylėti Dievą visą savo širdimi. Meilė Dievui natūraliai turėtų vesti į meilę kitiems. Kodėl meilė artimui tokia svarbi? Pirma, jie atspindi Dievo meilę mums ir parodo, kad esame jo vaikai. 1 Jono 4:7-8. Antra, jį liudija pasaulyje apie Kristų. Jono 13:35. Trečia, jį kuria vienybę ir harmoniją bendruomenėje. Ketvirta, jį pakeičia ne tik tuos, kuriuos mylime, bet ir mus pačius. Kaip galime praktikuoti meilę artimui? Tai visų pirma, aktyviai ieškoti būdų tarnauti ir padėti kitiems. Antra, turėtume praktikuoti atleidimą ir gailestingumą. Trečia, klausytis ir stengtis suprasti kitus, net jei nesutinkame. Ketvirta, melstis už kitus, įskaitant ir tuos, kurie mums nepatinka ar mus skriaudžia. Svarbu prisiminti, kad meilė artimui nėra tik jausmas, bet aktyvus pasirinkimas. Ji dažnai reikalauja pasiaukojimo ir nepatogumo. Šiandien paklauskime savęs, ar mūsų veiksmai atspindi Kristaus meilę kitiems? Ar yra žmonių, kuriems sunku parodyti meilę? Melskimės, kad Dievas pripildytų mus savo meilės ir padėtų mums mylėti kitus taip, kaip Jis mus myli.